netoliese pasigirsta gracingas aukštakulnių kaukšėjimas. Man atrodo, turėsim svečių. Tuo kalbos apie Vytautą ir baigėsi. Svečių turėsime. Oho, draugų. Kas čia ateina? Oho, na ir kokie draugai? Eik, tu savo. Tai gal apie Vytautą daug papasakos. Oho, gerai. Jau čia Vytautas nelabai įdomus, man atrodo, jums, ne? Tai mes berniukai. Apie Vytautą pašnekėsim Vėliau. Toks vaizdas vyrams negali nesukelti reakcijos. Beje, merginoms irgi. Keliauju per Lietuvą. Ir labai Viena norėčiau pati? Taip. O kodėl viena? Keliauju viena. Nebijai vilkų? Ne. Tu maunimu keliauji? Taip. Klausau. Gali žiūrėti tau reikės. Taip. Nelabai man Aukščiau. Stengiasi žiūrėti akis, bet gaunasi kaip visada. Mes čia Lietuvą gelbėjom, o ne olele pupytės renkam. Negrožia konkursas. Prie ko čia olele pupytės? Tai Lina, mergina, kuri nuo šiol taps raudonųjų komandos dalimi. Tokių staigmenų iš projekto rengėjų realybės šou Aš myliu Lietuvą dalyviai sulauks nuolat. Ir nori, nenori, su tuo teks susitaikyti. Kodėl tu turėtum prie mūsų prisijungti? Kodėl tu esi verta, pavyzdžiui? Kodėl esi verta? Aš noriu klausimą įti po Pasakytas vieną aspektą. Palaukit, duokit atsakyti žmogui. Aš esu Lietuvė visų pirma. Ar ne? Esu augusi Lietuvoje. Myliu Lietuvą. Šviesiaplaukė. Ką nuveikai Lietuvaitė. Lietuvos labą? Gimiau. Darbais reikia mylėti Lietuvą, Darbais ne reikia žodžiais. mylėti, o ne žodžiais ir ne papais ir nesuvinėjom. Vyrams malonu ir tai nieko nuostabaus, tačiau akivaizdu, kad įspūdinga Linos išvaizda erzina Gabrielę ir Moniką. Ir dar akivaizdžiau dėl ko, nes nuo šiol vyrukų dėmesį teks dalintis į 3 dalis. Vis dėlto sunerimti turėtų ir vyriškoji komandos dalis. Lina iš karto duoda suprasti, kad nebus ta mergaitė, kuri klusniai vilksis iš paskos. Tai kiek supratau, tu esi kapitonas, ar ne? Taip. Ar ilgai? O nori Taip. būti tu? O ko nusipelnai iš to titulo? Nes aš manau, kad aš būsiu galbūt geresnė už tave. Jo? Taip. Kada vyko Žalgirio mūšis? 1410 metais. O mėnesis ir data? Liepos 10. Meluoju. 11. Praleidai 5 dienas. 14. Nu va, Lietuvė. Viskas išbalsuojam, viskas baigta. Nepratekai jie. Viskas, kėdutės, renkame, sėdam, balsuojam. Visų Kartu pirma, kėdė. aš siūlau balsavimą. Vyrai už? Už! Už. Ne visi. Tai gal jūs... Žiūrėkit. Nu, va, gal Va, kur tikras kapitonas buvo. Išrinkom čia kažkokį už papus. O tai moteris Nestumk. buvo kapitonas, ar ne? Bus. Bus. Bet nebuvo dar. Ne, Dar nebuvo. Kokia? Ne viskas yra A, tu- auksas, kas auksas žibra. Aš susilaikau. Nežinia, kuo jam neįtiko naujoji komandos narė, tačiau Mantas nutarė pasitarti atskirai nuo Linos ir nuo komandos. Pasitarti su savimi, su ežeru ir... O galbūt papasakok kažką apie save, iš kur esi, ką veikiai? Aš esu Lina Karoblytė, mokusi Vilniuje, gyvenu Vilniuje. Esu olele mergaitė. Tuo ir užsiemu. Ir, o ką daugiau Ta moki? profesija. Ta prasme, ką Be daugiau. olele. Padainuoti, Ne, pašokti. nedainuoju. šokiu. Ai, šokti. O ką šokį? Šoka. Reikia? Pytas, kaip ten vakar dainavai? O, lele, pupytė, šypsanas mes kaip lėlytės. Norim su manim pažaisti ir žaisti. Iš tikrųjų gyvenime esu patriotė. Ir tai parodo mano šeimyninę. Ta prasme, mano mama yra karininkė ir mes kartu keliaujame į visokius renginius visur ir traukiu ašarą. Per juos. Ar mokai Lietuvos valstybinį himną? Taip, moku. Visus žodžius? Taip. Šaunuolė. Bus proga šiandien pasireikšti. Jo, reikia čia jau taip stumti, gerai? Nestumėm, paklausim, kiekvienas garbingas lietuvis turi mokėti Lietuvos valstybinį. Teisingai, šaunuolė. Taip. Linos pasiryžimas darbais įrodyti meilę Lietuvai komandą įtikino. Tačiau įdomu, ką grįžęs iš pasitarimo su pačiu savimi pasakys Mantas. Ką čia pagalvojai? Ką sugalvojai? Tai ką aš pagalvojau, aš galvoju savo, paskui jau išvadas O padarysi. nepasidalinsiu aš draugai. Ne, tik mane nustebino, kapitono labai greitas sprendimas už.
O kodėl tu prieš? Jeigu sakė, kad vadovaujas emocijomis gal. Ne, faktas toksai, kad vyksta balsavimas, o balsavimas tai vyksta lygiom teisė. Tai gal. Aš tiesiog taip pagalvoju. Ne, tai jeigu žmogus nori, tai suteikia jam šansą. Tai kas šito? Ar turim pasirinkimą kažką kitą pasirinkti? Papildomą draugiją visada pravės kelionę, nes mes tikrai daug keliaujame. O tai iš tikrųjų gal pradėskim apie tą Vytautą Didžiąjį? Žinot ką? Aš turiu geresnį mintį. Atsimenat, jūs kiekvieną rytą maudėtės, o čia naujas narys tai. Komanda nutarė imtis viduramžių testo. Jei mergina skęs, vadinasi ji neragana. Linai teks ištverti ne tik krikštynas lediniu Lavysų ežero vandeniu. Nuo šiol ji, Olele Pupytė, Raudonųjų Aš myliu Lietuvą komandos narė, Monikos ir Gabrielės konkurentė. Linai teks ištverti ir nuolatinius merginų užgauliojimus. Muilo ant galvos, muilo! Mylinga, juk Olele mergaitė turi būti išveliota. Pažiūrėk, kaip atrodo visa. Reikia nupraust, atėjo čia kažkokia. Lina, tu irgi gali įmulint, mes leidžiam. Kaip eis Lietuvos gelbėti visa. Taip. Iš Olele. Tikriausiai, taigi grožis gelbstint Lietuvą, žinai, turi parodyti. Koks čia grožis? Mes esam grožis. O čia? Bet mes tai esame grožis. Grožis, o čia? Kaip surasti meilę tikrą, kad ji niekad nepaliktų, aš svajoju apie tai. Kaip suras berniuką vieną, kad mylėtų jis kiekvieną ir nereiktų jam kitų. Įspūdingas naujosios narės įšventinimo ritualas pasibaigė be svarbiausio dalyko. Komanda lyg tarp kitko prisiminė, kad Lina dar turi paliesti vėliavą ir pasakyti priesaiko žodžius. O juk tai turėjo būti padaryta pirmiausiai. Negana to, užuot susikaupusi prieš Linos priesaiką, komanda ima rietis. Vėliavos reikia parsinešti. O vėliava? Taip, vėliavos taipogi reikia. Vėliava mūsų širdise, o ne pataluose. Ir priesaika taip pat. Nu, galvok, ką sakai. Pradėsi galvoti, ar nepradėsi šiandien galvoti? Jie nedraugauja, Tu gali... draugų turi ar neturi? Reikia atsigauti. Atsigauk, jo. Tau trūksta intrigų, trūksta dėmesio. Ne, man dėmesio Eik, tikrai Olele netrūksta, o Pupytės. tau tai tikrai trūksta to dėmesio. Patikėk. Tai žinom. Maivais ten kažkaip. Gerai, aš jūs abu myliu. Ramybė tai, ką Taip. žemėje jo žmonėms. Tai, va, Monika normali. Tau iki normalumo, žinau, aš labai toli. Šioje vietoje tiek Žegožas, tiek Gabrielė matyt pamiršo, kad užuot besipliekę, turėtų vienas už kitą stoti mūrų ir būti sąjungininkais. Be to, raudonieji matyt dar pamiršo, kad šiandien laukia ypatingas vakaras, kurio metu vienas iš jų turės atsisveikinti. Sąžinė graužia, sąžinė graužia. Žegožas ir gelbėjai Lietuvą atvykęs iš Lenkijos. Iš kokios Lenkijos aš atvykęs? Kodėl tavo Žinai, kur vardas aš tai esu lenkiškas, ne? O žinai, iš kur čia Lenkai atsirado? Ar nežinai? Žinai istorijos nors biškį? Mokėsi Tu čia istorijos. nenusakinėk temas, tai Nesimokai. žinai, jeigu Lenkas, tai čia nieko nepakeisi. Jeigu Lenkas, tai Ir nieko kaip tu nepakeisi, myli? taip? Ir kaip tu Aš esu mylėtum lietuvis, Lietuvą? aš esu lietuvis. Jo pase parašyta lietuvis. Aš esu lietuvis. Ir lietuviškas. Aš esu lietuvis. Mano protėviai buvo lietuviai. Nu, gerai. Mano Jis- senoliai šnekėjo lietuvišką Gerai. kalbą. Lietuvių kalbą, supranti ir nesupranti. Reikia- Biški Čia galvot, mūsų žvaigždė. klausyk, pradėk galvot galva, o ne Mūsų apatinė dalim. žvaigždė yra Gerai ar šiandien negerai? Lina. Jam labai trūksta dėmesio, bet Lina šiandien. Lina, Tai pasakyk va. dar ką nors. Ką, nukreipi temą, ne? Lenkija. Tu nesilenki. Aš nesu Gerai, Lenkija. tikri lietuviai turi gerą. Nukreipi temą dabar, neturi ką pasakyti, neturi motyvuoti, taip? Deja, prireikė nemažai laiko, kol Aš myliu Lietuvą komanda, lyg kokie smėlio dėžėje žaidžiantys darželinukai, įsidrapstė purvais ir pagaliau įsirikiavo priesaikai. Lina, tu naujas dalyvis, ženk žingsnį į priekį. Pritūp ant dešinio kelio. Turint vieną tėvynę,
turint vieną tėvynę, Negailint savęs, negailint savęs, aukojant save aukojant save Lietuvai. Lietuvai. Tu esi pakrikštytas. Ja? Šaunuolė. Prašom priimti paplokti mūsų naujam nariui. Šiandien užduotis mes keliaujame į miestelį, aplankysime Didžiojo Vytauto paminklą. Tai žinai, kurį jau? Paloja? Taip. Paloja keliausime. Polinos priesaikos komandos nariams jau nebekilo noras tuščiažodžiauti. Pajutęs, kad komanda per daug atsipalaidavusi, raudonųjų kapitonas Tomas pakeitė vadovavimo stilių ir ėmėsi kariško muštro. Stojat visi čia ir iš karto įsilygiuojat. Šiandien blogai pasirodžiau iš pačio ryto. Visiems padariau blogą įspūdį. Blogai jums vadovavau ir iškart nepradėjau jūsų imti už virvučių. Tikriausiai jūs šito labiausiai ir norite. Prieštaraujančių bus? Nėra. Taip. Dabar į 2 eilės įsirikiuot. Greitai! Į 2 eilės. Kairėn. Paskui mėne, ristele, bėgti. Dainuojam kartu. Bėgamokius. Komandos tikslas – šiandien surasti paminklą Vytautui Didžiajam. Mūsų nieks nesustabdys. Mūsų nieks nesustabdys. Mylim Lietuvą kartu. Mylim Lietuvą kartu. Sunkiausiai žygis prasideda linai. Aukštakulniai labiau tinka kaukšėti ant podimo, bet ne miško takeliais. Va šitą kojytę. Daug peilių. Pjausim koją. Neturiu peilio. Pjausim kanopą. Galim laužyti. Laužit. Nusimti tos batus reikėse. Labai gerai. Viskas, basom. Jo. Va, į rankas. Ir basomiais. Ir bėgame? Bėgam.